pristatykite. Ačiū. Sveiki visi, esu Justas Mačinskas, slaugos ligoninės ADR Cares procesų vadovas. Tai aš tiesiog Simonos prašymų pristatysiu jos pranešimą. Mūdu su Simona kartu dirbame slaugos ligoninėje, kurioje teikiamos yra slaugos ir palaikymo gydymo paslaugos. Tiek pagrindinė, sakykime, pacientų dalis yra bendrosios slaugos paslaugos, bet yra ir demencija sergančių pacientų paslaugos teikiam. Demencija sergančiųjų netgi yra šiek tiek daugiau negu bendrosios slaugos paslaugos gavėjų. Ir demencija sergantieji, jie dažniausiai susiduria su labai, jam būdingas yra didelis slaugos paslaugų poreikis dėl mažo savarankiškumo lygio. Todėl dažniausiai jiem paslaugos ir būna teikiamos visą 120 dienų laikotarpį, kur kompensuoja valstybė PSDF biudžeto lėšomis. Na ir baigiantis šiam laikotarpiui, šie asmenys iš slaugos namų turi išvykti gyventi į savo namus, jeigu yra kas juos gali prižiūrėti, arba ilgalaikės, trumpalaikės socialinės globos paslaugas teikiančias įstaigas. Na ir problema atsiranda tuomet, kai dokumentai sutvarkomi, socialinės paslaugos yra paskiriamos, tačiau neteikiamos dėl ilgų eilių. Čia tai liečia tiek socialinės paslaugos namuose, tiek institucinė globa globos įstaigose, kur tarkim, eilė gali būti 20, 30, 50 žmonių dar prieš tą pacientą. Na, pacientų artimieji susidūrė su tą situaciją ir jeigu jie dar neturi galimybių patys slaugyti ar mokėti iš slaugą, susidūrė su didžiuliu nerimu, stresu, jie ieško kartais desperatiškai pagalbos ir, tarkim, prižiūrinčio asmens individualiai į namus ir panašiai. Na ir ką tai atskleidžia? Ką mes matom, kas mūsų vyriausia socialinė darbuotoja Simona mato, kad įstaigos teikiančios socialinės paslaugas, jos šiuo metu turbūt yra įdarbinusios nepakankamai darbuotojų. Paslaugos yra teikiamas ne tokia sudėtimi ir trukme, kurią reglamentuoja socialinių paslaugų katalogas. Todėl asmuo negali gyventi savo namuose dėl teikiamų paslaugų trukmės ir dažnumo netitikties nustatytam jo nesavarankiškumo lygiui. Na ir ši socialinių paslaugų namuose, globos namuose skirimo, bet neteikimo problema sukuria labai didelį mano, kaip socialinės darbuotojas darbe ir slaugos namuose esančio asmens artimiesiems, kadangi žmogaus išleisti į namus, negalima neįsitikinę, kad jo bus tinkamai pasirūpinta po slaugos jau. Na, mūsų vyriausia socialinė darbuotoja Simona ieško globos vietos visoje Lietuvoje kartais. Surastos įstaigos turinčios vietų neretai yra galbūt toli nuo namų, toli nuo artimųjų namų arba kitaip neprimtinos. Tiek mums, o ypač artimiesiems labai trūksta konkrečios, aiškios ir trumpos informacijos visų savivaldybių internetiniuose puslapiuose apie socialinės paslaugos teikimo sudėtį, trukmę, dažnumą, galimus teikėjus su jų kontaktais ir laukiančių eilių. Dažnai tikrai stebėm, kad pacientų artimieji dažnai būna labai pasimetę, negaunantis tinkamos informacijos ir būna labai maloniai nustebę, gavę visą informaciją iš mūsų socialinės darbuotojos, kuri tikrai deda pastangas išaiškindama jam. Na, o savivaldybių socialinių paslaugų nelygumai sukelia problemas gaunant paslaugas ir apie jas konsultuojant, nes mes negalime žinoti visų savivaldybių tvarkos aprašų ir konsultuoti galima tik pagal socialinių paslaugų katalogo informaciją. Taip pat trūksta Lietuvoje vieningos socialinių paslaugų prieinamumo ir kokybės stebėsenos sistemos, kuri vertintų darbuotojų suteiktų paslaugų kokybę. Na, pavyzdžiui, darbo laiką, darbo užbaigimą anksčiau laiko, net atlikimą ar netlikimą visų numatytų darbų. Šios problemos anot slaugančių artimųjų yra pakankamai dažnos. Taip pat yra nestebima, jog socialinių paslaugų teikimo žmonės laukia ir daugiau nei metus laiko. Na ir tada klausimas kyla, ką daryti, kai asmuo savarankiškai negali gyventi be šių paslaugų. Kitas aspektas, kurį norėtume pabrėžti, kad nėra į asmenį ir jo situaciją orientuota požiūrė. Faktas yra tai, kad demencijos sindromas vystosi kiekvienam žmogui skirtingai, o laukimas bendroje eilėje, kol sulauks socialinių paslaugų, reiškia, kad žmogus jų nesulauks jam būtinų paslaugų laiku, o kartais ir iš viso nesulauks.
Kokias problemas mes matom, išskiriam, kad trūksta paslaugų teikimo skubos tvarka aprašo, trūksta kelių eilių dėl socialinių paslaugų teikimo, ne vienos bendros, kaip yra šiuo metu, kadangi žmonių nesavarankiškumo lygis yra skirtingas. Apgyvendinimo į globos namuose paslaugos teikimui skubos tvarka trūksta vertinimo pagal individualų asmens nesavarankiškumo lygį. Na, jeigu tai būtų įgyvendinta, tai galbūt visą tai leistų užtikrinti, jog asmenys, kuriems reikalinga nuolatinė arba labai didelė kito asmens priežiūra arba net ir slauga, šias paslaugas gautų, iš tikrųjų gautų ir nebūtų sukeliamas papildomas stresas asmeniui bei jo artimiesiems dėl savarankiškos priežiūros teikimo, na, kai tie artimieji, sakykime, neturi sąlygų ar galimybių. O kartais būna situacijų, kad artimų iš viso nėra. Na ir faktas yra tai, kad demenciją turinčiam asmeniui geriausia yra kuo ilgiau likti savo namų aplinkoje ir joje gauti jam reikalingas visas paslaugas, kurios palaiko ir pažintinės funkcijas. Trūksta paslaugų namuose, tai skatina globos namų apgyvendinimo paslaugų, sakykime, poreikio padidėjimą ir būtent sukelia tas minėtas jau eilės. Taip pat asmenys, negaudami socialinių paslaugų namuose ar globos įstaigose, jie naudojasi slaugos ir palaikomo gydymo paslaugomis. Na, netgi ir tai ne visiems pasiseka, sakykime, rasti vietą slaugos ligoninėse, kurios irgi yra pakankamai perpildytos. Na, o pacientų artimieji, kurie neturi, sakykime, galimybės gauti šių paslaugų, neturintys galimybės samdyti privataus darbuotoją, yra priversti savo globotinį laukti eilės ir apgyvendinti globos įstaigoje. Tai turbūt tiek, ačiū už dėmesį.